Jeigu tavo darbas būtų filmas, kaip jis vadintųsi? 50 pilkų atspalvių. Na ką, mėlyje, lekiam pažiūrėti, kaip vieni pakrušiuoja siuntas. Kiek siuntų yra išrūšiuojama per dieną? Vidutiniškai pagrindiniam Baltijos Vinipak terminale Kaune čia išrūšiuojama apie 40 000 siuntų. Kokia yra keisčiausia siunta arba keisčiausias įpakavimas, kokį teko matyti? Televizorius, bet tai nebuvo tiesiog televizorius, jis buvo afiniotas drabužiais, afiniotas lipniai, jos turėjo tiesiog paliktas ant kojelių, be jokios dėžės apsaugų be ne. Per paštomatą buvo siunčiamas išmanusis telefonas kartu su pakrovėju ir pakavimas buvo tiesiog siuntos lipdukas. Ir tai buvo viskas sutvirtinta ir į pašto dėžutę ir tegu važiuoja. Kiek kartų padidėjęs siuntų kiekis prieš kalėdas? Mažiausiai 1,5 karto. Mažiausiai. Bet gali būti ir iki 2. Jeigu galėtum duoti vardą rūšiavimo konvejeriui, koks tai būtų vardas? Petras. Anaconda. Karuselė. Balaganas. Jeigu galėtum pasirinkti vieną žmogų, kas būtų tavo kolega, ką pasirinktum? Davidas Beckhamas. Jimą Kerry. Gal tą patį Valančiūną? Kiek kamerų, skenerių ir juostų dalyvauja vienos siuntos kelyje? Tarp miestinis, tai galimai mažiausiai 3 skeneriai, 3 kameros. Dar kurį reikia pridėti? 4.